Bet pradžioje norėčiau pakalbėti apie apskritai, kuo Biblija ir šventasis raštas yra toks svarbus mūsų gyvenime. Ir galėsim pasipraktikuoti taip pat. Šio mėnesio tikslas, kad galėtumėm pamokslo gale iš tiesų kartu skaityti, praktikuotis ir gilintis į šventąjį raštą. Tiesiog duodu kaip ir jums pranešimą, kad paprašysiu prisijungti prie šito pamokslo gale. Tiems, kurie nepažįstate manęs, mano vardas Tanja, esu pastorienė su mano vyru Luku, kuris šiandien kaip tik ir bėga Vilniaus maratone ir prisijungs prie antrojų pamaldų. Tikiuosi. Kartą gyveno brolis Lorencas, jis gyveno 17 amžiuje. Jis parašė įžymėją knygą buvimo Dievo akivaizdoje praktika. Jis buvo 17 amžiaus krikščionis, kuris patyrė tokį kaip dramatinį dvasinį atgijimą, kai jam buvo 18 metų. Vieną kartą jis pamatė medį žiemos metu ir tai atvėrė jo akis ir jis patyrė Dievo buvimą jo akivaizdoje. Jis dažniausiai dirbdavo vienuolyne, po 6 metų jis prisijungė į Paryžiaus vienuolyną ir daugiausia ten tarnavo virtuvėje, valydamas, gamindamas. Ir jis patyrė, kad gali patirti Dievo dvasią paprastose dalykuose. Ir dėl to labai svarbu, kad tai nebūtų kažkokia vieną kartą per savaitę praktika, bet patirti, kad jo žodis atneša mums gyvybę mūsų gyvenime. Ir per mažiausius, paprasčiausius dalykus galime patirti jo dvasią, jo buvimą šalia. Vienas svarbiausių dalykų mums kaip krikščionims, tai kad galėtume iš tiesų gyventi Dievo žodžiu kiekviename kasdieniam gyvenime. Tačiau, kad tą galėtume padaryti, mums reikia pažinti Dievo žodį pradžioje. Aš neužaugau bažnyčioje, nepažinojau Biblijos ir šventojo rašto. Kai pirmą kartą atėjau bažnyčią, man buvo 15-16 metų. Kai man pasakė, kad dabar gyvensi kaip krikščionė paauglė, net nežinau, ką tai reiškia. Taigi, man pavyko pažinti Viešpaties žodį ir sutverti praktiką, kad galėčiau kiekvieną dieną gilintis į ją. Kai pirmą kartą pamačiau Bibliją, pagalvojau, kaip aš galiu išmokti visą šitą Bibliją ir pažinti ją. Man tai atrodė visko per daug. Tai yra kaip maistas. Nesuvalgom visko vienu metu, bet truputėlį po truputėlį mokomės Dievo žodžio. Galime gyventi pagal jį. 1 Timotiejaus 4 skyrius 8 eilutė sako: kūno mankštinimas nedaugam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas. Pasimelskime. Dieve, dėkoju tau, kad tavo žodis yra gyvasis žodis, nes kai jis gyvena mumyse, dalykai vyksta dabar, šiame gyvenime, bet ir tame mūsų būsimajam gyvenime. Meldžiu, kad apie tai, ką kalbėsime šiandien, kad tai atneštų naujus pažinimus mūsų širdims. Atverk mūsų akis ir ausis girdėti iš tavęs. Tai meldžiu Jėzus Kristaus vardu. Amen. Jei kada nors bėgote lenktynėse,
galbūt pastebėjote, kad tam reikia daug mankštos, daug Monday through disciplinos. Friday, Stebiu 5:30, savo we vyrą, go jis for a run. Everyone, kiekvieną throughout an rytą hour. nuo pirmadienio iki That's a penktadienio lot of discipline. bėga Because rytais one, if bent you're gonna vieną get up at valandą. 5:30, 6 o'clock, you gotta go to bed at a Jeigu decent time, right? kelsies 5:30, And 6 kiekvieną just rytą, the tau reikia eiti miegot everyday anksti. discipline, Taigi the training that it kiekvienos takes dienos to do disciplina something beyond yra what we think we reikalinga can tam, kad įsiugdytume kažkokius can be įgūsčius, difficult, but it is pasiekti kažką daugiau. necessary. There are no Tačiau shortcuts. You can't just go jinai like, be I'm gonna galo go run the reikalinga. half marathon today. Negalim kažkaip That's not gonna sutrumpinti happen. to kelio. Pavyzdžiui, jeigu And it's šiandien the same bandyčiau with our bėgti pusę Christian maratono, man walk. nepavyktų. That if we want to be a godly woman or a godly man, Tas pats su krikščionių gyvenimu. Jeigu norim būti Dievo baimingas vyras ar moteris, mums reikia turėti discipliną savo kasdieniam gyvenime, pažinoti Dievo žodį ir pažinti jį. this isn't always that easy, Ne visada tai būna paprasta, bet tai be galo verta. doing this together. O tai bandykime daryti kartu. We're not just going to automatically know God's word. Like Mes when I automatiškai said, yes, I'm a nepažinosime believer, I'm Dievo following žodį. Jesus now at the age of Kai 15, pasakysime, kaip ir I man didn't buvo automatically like spin this 15-16 metų, download pasakysiu, into my kad aš body, noriu right? sekti There wasn't like a Kristų. download button Negalėjau and then I atsisiųsti knew it. vis šventojo rašto į savo smegenis. It happened over time. Tai I vyko wish it could be palaipsniui. automatic. That would be wonderful. Kaip būtų nuostabu, jeigu išeitų viską But tiesiog having į a Bible į on our smegenis table atsisiųsti. or the Bible app on our phone Ir doesn't automatically nereiškia put tai, the kad word jeigu of turim God šventąjį inside of raštą ant us. savo virtuvės It takes stalo out ar turim effort. So programėlę telefone, the kad tai daily automatiškai discipline vyks. of being intentional. Ne, tai iš tiesų ateina palaipsniui, kas per kasdienį Dievo žodžio skaitimą. Ir noriu pasakyti tai, kad jeigu kuris nors neturite Biblijos fizinės, mes norim tau padovanoti tai tavo gimtąją kalbą, kaip nors rasim būdą. Tad po pamokslo, jeigu nori Biblijos, ateik pas mane ir mes galėsim pakalbėti, kaip tau galėtumėm ją dovanoti. Taigi pakalbėkime, kodėl taip svarbu pažinti šventąjį raštą. Pirmiausia, noriu papasakoti, kad Viešpaties žodis yra gyvas. Hebrajams 4:12 eilutė sako, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Viešpaties žodis yra gyvas. Noriu pasidalinti istoriją apie tai. Man buvo 19 metų. Dalinomės gerąją naujieną. Mardi Grau, kažkoks didelis vakarėlis, gatvėse gėrimai ir tam tikri kiti dalykai, kurie neturėtų vykti. Mūsų komanda su kitom vietiniam bažnyčiomis susirinkome ir meldėmės už žmonės, kalbėjom žmonėm. Ir meldėmės, kad Viešpats mums pasakytų, su kuriais žmonėm kalbėti, kad galėtume pasidalinti. Ir tai buvo. Pasidalinom poromis. Mergina ir vaikinas kartu poromis. Ir kartu meldėme su mano porininku. Mums parodyk žmogų, kuris yra pasiruošęs išgirti tavo žodį. Lencas, tas žmogus, su kuriuo buvau, sako, einam prie tų 4 vaikinų, kurie ten stovi. Ir Lencas pradėjo pokalbį su tais vaikinai. Kai kurie iš jų buvo pastorių vaikai. Tie vaikinai nori tiesiog eiti į vakarėlius. Ir tada mūsų paklausė, kodėl jūs čia esate? Ir mes norėjom pasidalinti, kas yra Jėzus ir viltį, kuris atneša. Pastoriaus sūnus nutilo ir nenorėjo nieko dalintis. Visi jo draugai sužiūro į jį.
Jis I say tarsi God is real. God is not real. pasipriešintų God ir doesn't seem to be sako, real. aš nemanau, kad And viešpats yra tikras. I Aš asked, well, nematau jo what would prove to you that God is įrodymų real? kasdienybėje. What's going to prove to you? Ir mes And he paklausime jo, said, well, kokio įrodymo tau reiktų, take kad your Bible. We each of us had a Bible, pajaustumėj so he points to me. ar Take your pamatytum, ar Bible. įstikinum, I kad said, viešpats okay. gyvas. He Sako, goes, I want you to open up to page jisai sako, aš noriu, 402. I kad just studied on a atsiverstum random number. And so I'm 402 slowly opening my Bible. 402 puslapį, Very aš slowly, 'cause I pray lėtai and ask the atvertinėjau Lord Bibliją to do ir tuo something metu miraculous. prašau, kad viešpas atvertų Because Bibliją 400 ir and something parodytų is not ir very kažką far back. perkeistų. Like we don't talk about specifically Jesus in the Ir first few iškart pages of the suprantu, kad Bible tas here. puslapis dar nebus So apie I'm just Jėzų. slowly turning. Ir And then lėtai he said, atvertinėjau. Jis okay, are you sako, to that page? Yeah. ar tu I'm to that tenais page. jau? Okay, go to the second chapter. Iki The second paragraph. Go to the antrą second paragraph. paragrafą. Okay, I'm slowly moving my finger down. Slowly moving my finger Lėtai down. ieškau He tos goes, vietos. all right, start with the fourth word in. Pradėk nuo 4 žodžio ten. Okay. And I'm very slowly Ir and still lėtai vedu praying a savo lot pirštą that per God would do puslapį something ir toliau miraculous because I meldžiu see Dievo that we're in the book of įsikišimų Deuteronomy. Teisėjų That's knygoje. wonderful. O, kaip nuostabu. And I look down. And Ir this is pažiūriu, how I see that God's word is alive. ir kaip žinau, kad viešpaties žodis gyvas. O tai sako, You were shown these things tau buvo so parodyti that šitie you dalykai might know tam, that kad the žinotumėj, Lord is God. kad viešpats yra Dievas. There is no other. Šalia jo nėra nieko kito. I was in complete shock. Aš buvau visiškai It was sukrėsta. so weird to experience because my faith was like, yeah, like we had been praying that day. You expected that God was Mes going to speak meldėmės ir something. tikėjom, kad And then viešpats you're kalbės there mums. and you're put Ir in tu that esi toj situation akivaizdoje, of, tokioj you know, God's situacijoje. going to speak to somebody or this is ridiculous. Arba Like, viešpats kalbės per šitą situaciją, arba tai bus visiškai nesąmonė. Ir viešpats kalbėjo per savo because žodį, his word nes is jo alive. žodis yra gyvasis žodis. May we never lose sight of that. Nepameskime to iš Because akių. that night, years ago, I don't know what happened to the pastor's Aš nežinau, son, I kas have no atsitiko idea, tam but God pastoriaus knows. sūnui, bet Because viešpats he žino. specifically led him to this verse. Nes So viešpats randomly. vedė jį Because iki if we tos were to eilutės. each pick up our Bibles Nes and jeigu I gave kuris us each nors the iš same numbers, mūsų we would all have different verses. atvertumėm savo Biblijas, But paskaitumėm God tuos knew puslapius, tuos exactly what he eilutes, was tuos doing skaičius, through kiekvienas his atvertumėm, pamatytumėm kitą His word eilutę dėl is Biblijų alive. And dydžio, it's important rašto. that we know his word. Tad mums It's taip svarbu important that we pažinti know Dievo God's žodį, word because it directs us. nes jis veda mus. In Psalm 119, 105, it Psalminas, says this. psalmė Your 19, word is a lamp for 105 my feet, eilutė sako, tavo žodis, light žibintas on mano my path. žingsniams ir šviesa mano Has takui. anyone tried to walk around at night Ar without kuris any nors lights on? bandėt vaikščioti naktį be jokių šviesų? Anyone ever broken a toe Kuris before nors dėl while to walking sustrenkėt savo around nykštį, without lights on? bandydami vaikščioti visiškai Okay, tamsoje? I'm not the only one. I saw other hands, so that's good. This world can feel pretty dark at times. Šis pasaulis gali būti ir atrodyti labai tamsus Can feel kartais. pretty lost. Not sure which way to go. Galim Not sure jaustis what to do. pasimetę, nežinoti, kur Feeling hopeless. eiti, jaustis But beviltiškai. his word is a light and a lamp to my feet. Bet His word jo žodis yra žibintas mūsų žingsniams ir šviesa mūsų takui. Another reason why it's important to know Trečia God's word is priežastis, because kodėl it equips mums us. taip svarbu In pažinti 2 Dievo žodį, dėl to, kad 3:16 and jis 17 mus says įgalina. this. Taip All pat iš scripture Timotiejaus. is God-breathed. Visas raštas yra Dievui kvėptas ir naudingas mokyti, barti, Correcting taisyti, and training in auklėti righteousness, teisumui, so that kad the servant Dievo of God žmogus may be taptų thoroughly tobulas, equipped for every pasirengęs good kiekvienam work. geram darbui. God's word equips us. Taigi Dievo žodis mus If you've įgalina. ever felt like you're not sure
kada nors jautėtės, kad nežinote, kaip čia gyventi tą krikščionišką gyvenimą, kai kažkas jūs labai nervino, jums garantuoju, kad kažkur Dievo žodyje galite atrasti tai, kas jums padėtų Have you ever išbūti gotten something situacijoje. from IKEA Ar kada nors nusipirkote like a kažką iš special tool? Ikėjos Or they forgot to put the little special ir jums tool reiks in kažkokio there, specifinio and then you įrankio, cannot put it bet jisai together, nėra and it doesn't rinkinyje, work very well. That happens. nesijaučiate But įgalinti God toje equips situacijoje. us. Tačiau viešpats mus So, įgalina. those are a few reasons why God's Taigi word tai is keletas iš important. priežasčių, kodėl But what viešpaties are we žodis yra supposed to toks do with God's svarbus. word? What are some things that Bet we can gerai, do? o ką mums su juo The daryti? first thing I want to mention is from Psalm 1, Pirmas dalykas, verses kurį 1 and norėčiau 2. It says paminėti, tai yra this. pirma psalmė, Blessed is the pirma one antra who does eilutė. not walk in step with the Laimingas, wicked, kas or stand in the way atmeta that sinners nedorelių do, or patarimus, sit kas in the neina company of nusidėjėlių mockers, keliu ir but nebendrauja su whose pašaipūnais, delight is in the bet law of džiaugiasi the Lord, viešpaties and įstatymu who ir meditates on masto his jo law įstatymą day and dieną, night. naktį. So we see here, what do we Taigi do with God's matote word? We čia, meditate on kad it. mes apmastome, We stew on mastome it, is apie what we would Dievo say in įstatymą. America. We let it be with us. Leidžiame, kad tas We let žodis our būtų su focus mumis. rest on God's Leidžiam, kad word. savo We put our susifokusuoti, attention and our time there. Now, paskirti am I dėmesį telling jam. you to sit with the Bible for hours Ar every jums day? sakau, kad turite No, sėdėti that's su not what I'm Biblija saying. kiekvieną dieną, If you valandų remember Brother valandas? Lawrence, who cooked and cleaned Jeigu in the prisimenate monastery, brolį and he also Lorenzą, served the Lord in jisai other ways, valė, he felt God, tarnavo no matter if he was virtuvėje, doing simple daily chores or the godly activities, nesvarbu, ar he jis felt šlovino God behind Dievą, his face. ar jisai So what I'm giesmėmis, ar saying is virtuvėje, that we jis galėjo būti have Dievo God's akivaizdoje. word in our minds, just there, just Taigi, reminding us kol speaking hope and truth. viešpats yra Because another thing that we can do with mūsų God's word mintyse, is we galime can hide it in permastyti our tą heart. žodį. It says Psalm 119:11 says this. Psalmynas I have hidden your 19:11 word in my sako, heart branginu that I širdyje might tavo not žodį, sin kad against tau you. nenusidėčiau. Hiding God's Taigi word in our branginti heart, jo there's such žodį mūsų benefit in širdyje. this. So when I was first in church, Kai pirmą my kartą youth buvau bažnyčioje, pastors, they mano really jaunimo stressed the pastoriai importance of memorizing scripture. daug kalbėjo And I apie tai, didn't kad quite turime understand it at first. You know, I was a įsiminti teenager, you're in school, so jo you're memorizing žodį. everything. You're memorizing Tuo metu buvau scientific mokykloje, equations and math tad turėjai things, viską and it's like, įsiminti. okay, well, I need to Matematiką, memorize whatever. formulės, And dar I'm kažką turiu one įsiminti. Gerai, Dievo that žodį for turiu tests, įsiminti. I memorize it, and then I take the test, and then I have no idea. Dažniausiai, kaip veikdavau mokykloje, tai aš prisimindavau, įsimindavau testui, It's done. parašiau testą ir valandos bėgiau, nieko neprisimenu. But there's something different that happens when you memorize Tačiau God's word. kažkas kito atsitinka, kai mes įsimename jo žodį. The first year of Bible school that I was in, one of the Pirmaisiais requirements we had metais to do was Biblijos memorize mokykloje, 360 Bible verses. ką turėjau padaryti, tai įsiminti 360 Biblijos eilučių That's a lot of per Bible 9 verses. mėnesius. And it wasn't just like so we did like little weekly tests to see if we were memorizing them. Taip pat turėjom savaitinius kažkokius testus, kad prisimintumėm We juos. had to write out all 360 Bible verses. Ir metų galė turėjom parašyti visas 360 eilučių. It was over the course of a couple days, so you can break it up, but still. Per keletą dienų buvo tas testas, bet visgi tai buvo And labai no, daug. don't test me. I cannot do all 360 Ir neklauskit, tikrai Bible verses neprisimenu like dar tų this. 360 Dievo žodžių eilučių, bet galiu pasakyti tai. In times when I feel broken, Kai man sunku labai, kai meldžiuosi už kažką, kai kalbu su savo vaikais, living now, I hear God's word come out of my mouth. girdžiu, kai Viešpaties žodis palieka mano lūpas ir aš kalbu jį. That those scriptures Ir that were galiu written matyti, 20 some years ago, kad tie žodžiai, kurie buvo branginti mano širdį, juos įsiminiau. Jie vis dar ateina ir plaukia iš mano lūpų. His word is directing. His word is equipping. Nes jis tai yra gyvas žodis, jis veda mus ir įgalina mus. Hiding his word in Branginti our lives širdyje is jo beautiful. žodį. If you've never memorized a Labai scripture, gražu. I encourage you to do Jei that. to niekada nedarėte, drąsinu, Find a scripture pabandykite. that stands out to you E, and
pasirinkite eilutę, kuri jums labai kalba. Memorize it together. Do it as a Jeigu family. turite You vaikučių, encourage one darykite another. tai Kids kartu. can memorize scripture, and I'm telling you that if they Vaikai get gali that in their heart at įsiminti a young age, labai gerai. Ir watch jeigu out. mažiukai Because įsimena žodį, Dievo žodį, it's kai going yra to come maži, up out of them so naturally and so ir beautifully. galėsite matyti, kai So tai gražiai keep plaukia iš hiding šių that širdžių word ir in your lūpų. heart. What else can we do with God's word? Ką dar galim daryti su We can obey viešpaties it. žodžiu? Galim jį In vykdyti. James 1:22 it says, "Do not merely listen to the word Jokūbo and so deceive 1.22 sako, yourselves. būkite Do žodžio what it vykdytojai, says." o ne vien Sounds pretty klausytojai, simple. Just apgaudinėjantis obeying God's patys word. save. Taigi Do it what vykdykite. it says. Darykite tai, So ką jis this liepia. method of SOAP that we have, Taigi šis akronimas ar metodas, kuris grabbing vadina a SOAP, journal, writing out a scripture, and then pasirenkate observing what it eilutes, says. This prašant, approach bandant is going to create an matyti open įžvalgas, dialogue between you and God. sukurs It's a chance dialogą for su you jumis to ir Dievu. deepen that relationship with Him. Tai yra būdas And let pagilinti the living santykį word su of God viešpačiu. Tai, kad transform gyvasis žodis our lives perkeistų mūsų in gyvenimus. even just a few short moments. Net per keletą trumpų akimirkų. We know Mes žinome, brings truth and life. kad jo žodis And last neša week, tiesą Alex ir did an gyvenimą. incredible job Praeitą talking about savaitę scripture. If you were not here last week, I Aleksas encourage you to go dalinosi apie look it up on šventraštį. YouTube and listen to his message. It was a Jūs drąsinu wonderful pargrįžti message per about YouTube, the galite importance of pasižiūrėti scripture praeitos savaitės can we even pamokslą, trust the Bible? kur kalbėjo, ar tikrai galime And pasitikėti if Bibliją. that's a question that you have, Ir jeigu tai jums I klausimas, encourage kuris you to rūpi, listen to that. tikrai buvo labai And geras this week, as we pamokslas šią talk temą. about observation, this is a very Šią savaitę kalbėsime critical apie part įžvalgas, of our pastebėjimus. SOAP study method. Tai yra labai Observing svarbus the scripture. punktas Instead of šio just simply metodo. taking it at face value, Vietoj to, kad this will tiesiog help you really perskaitume ir know the priimtumėm word tarsi of tokį God. gerai, čia And buvo this is where parašyta, we are going to mūsų learn tikslas yra to pažinti ask viešpatie questions. žodį ir Has klausti anybody ever klausimus. been around kids? Ar kada nors paleidote laiką su Yes. vaikučiais? What do kids love to do? Ką vaikam patinka daryti? Ask Klausti questions. klausimus. Non-stop. Our teachers in the room are Kartais like, ir be yes. perstojo. All they do is ask questions. Moms and dads in the room, you Mokytojai know. žinote, All the tėveliai questions žinote, are just always coming up, jie coming up, nuolatos coming up. ateina pas And jūs. I don't even know at what age do we just stop doing that? Ir nežinau, kuriame amžiuje mes nustumom tai And we daryti. just kind of hold those questions in. Ta- But I Tiesiog want juos paliekame today that something would awaken in us būti ir to be like, verti you know viduje. what? I'm going to be curious. I'm Žinot, going to ask drąsinu jūs questions. būti Because smalsiems. questions don't mean Klausti that klausimus. you are dumb or you're Klausti not klausimus smart. nereiškia, kad Questions don't esate mean that kvaili you're ir being kažko defensive and like trying to tear nežinote apart what ar the person is bandote saying. nustumti ir Questions kvestionuoti, and ką kitas žmogus curiosity sako. are a beautiful, Tai gali būti labai beautiful gražus part of learning. būdas I read an mokytis. article this week from Anderson University Skaičiau straipsnį about iš Andersono curiosity and universiteto why it's apie important. smalsumą ir Alright, you kodėl ready? tai yra There's four svarbu. things. Tai It says this: curiosity, it activates smalsumas your mind. aktyvuoja jūsų mintis, It opens up new atveria possibilities. naujas It galimybes, brings excitement to your life. atneša džiaugsmą Who arba likes excitement? susijaudinimą į jūsų Anyone? gyvenimą. Get curious. Yes. Get curious. It also helps you to be observant to new ideas. Leidžia priimti ir būti dėmesingam naujom mintim ar idėjoms. Taigi, šiandien jūs drąsinu ne tik perskaityti kartu Dievo žodį, bet taip pat ir klausti klausimus. Prašysiu jūsų dalyvauti dabar kartu su manim. Kai skaitome šventąjį raštą, kokie yra klausimai, kuriuos galime klausti? Duosiu keletą pavyzdžių, bet noriu, kad jūs irgi sakytumėt, kokius klausimus galim klausti. Ką manau, kad viešpats sako man dabar, skaitant šią vietą? Kitas klausimas galėtų būti,
ką manau, kad kokia pagrindinė mintis that is being said here? šios All right. dalies? Who else? What other question could you ask when Kokius you're kitus reading klausimus the galėtumėm scripture? klausti? What does it say about God? Yes. Ką What šita does it vieta say about sako God? apie viešpatį, What does it say about his character? apie Who jo he charakterį, is? kas jis yra? What else? What other questions Kokie kiti could you ask klausimai gali while you're būt, reading the Bible? You read a section of scripture. kai skaitote? What other Bible verses come to mind? Kokios kitos Biblijos eilutės ateina į mintis? What other verses? It can, oh, I remember it connects with this part of the Kokios Bible. sujungimai? Great. What else? Yeah. How can I apply this lesson to my life? Kaip galiu How can I apply this to pritaikyti my life? į That's mano perfect. gyvenimui? Yeah. What else? What are some other questions that we Kokios can ask kitos as we're reading eilutės? some scripture? Anything else? What is More? my resistance to this? What is Kodėl my aš resistance priešinuosi to this? Wow. šiai Biblijos eilutei? That's great. So great. A few others that I wrote down here. Who's the Keletą kitų. audience? You know, sometimes we're reading specific letters that Kam are skirta for šita specific eilutė? churches, specific Kam buvo rašoma? cities. So even knowing the audience, are there any repetition of Arba kiti words that pasikartojimai stand out? žodžių, kurie jums išsiskiria? Does the writer keep bringing up the same word over and Ar over? autorius Maybe it's vis intentional. kartoja ir Might kartoja be šį very clever. žodį ir galvant reikėtų pažvelgti You can giliau į jo always also reikšmę. take the verses and kind of write them out in your own words or thoughts. Galėtumėt See, is this perfrazuoti making tą sense for my eilutę life here? ir pritaikyti savo gyvenimui. Any other questions before I move on? Maybe you just really Galbūt wanted to kitą say? keletą klausimų, kuriuos norite pasidalinti, ką galime klausti apie Thank you Bibliją. guys for participating today. Dėkui, That's kad so fun. dalyvavot. So as you observe the scripture, it may feel like it starts out pretty obvious and simple. Kartais galbūt atrodo, But kai as you grow in your relationship with the Lord, skaitot there will Bibliją, be tam deeper tikros things įžvalgos that tokios happen atrodo gradually, akivaizdžios, gradually being bet jos deeper po, in the tu, truth pro, and po the truputį ir knowledge of truputį Jesus. gilės And like su when jūsų you're pažinimu first learning a new Dievo sport or an žodžio. activity, Galbūt it is panašiai, kai so mokotės healthy to naują ask įgūdį, questions. naują sportą, And I think labai that svarbu as klausti believers, klausimus. some of us that have been serving the Lord for 10, 15, Gal 20, kažkuriems iš 30 mūsų, kuriem years, tarnavote viešpačiu jau 10, I 15, find 20 myself metų, sometimes I forget, like, I can keep asking kartais questions atrodo, and pamirštame, kad wrestling galime and being toliau klausti curious with God's klausimus. word, because He Būti is new every smalsus, single morning. There is still something new nes to learn from Him. viešpatį žodis gyvas ir jame yra vis naujo kažko mums kiekvieną rytą. Nenustoti būti smalsiems. As you continue to know God's word and to live that out, Toliau pažinant viešpaties let's žodį be observant ir and gyvenant juo, curious and ask questions. toliau siekime matyti, So, kažką this is išvelgti how we're going to end today. We're going to take the last ir 2 išlikti minutes here. smalsiems. I believe that they're going to put the Bei klausti scriptures up on klausimus. the screen, or if you brought your Bible, or you have your Taigi kartu Bible skaitysime app, you viešpaties can pull žodį that dabar out. iš And we're apaštalų going to darbų look at Acts 19. 19. And maybe you're wondering, wait, how do we know what to read? So every Galbūt month, klausti, kodėl mes šiandien pasirinkom būtent šią švento rašto dalį. Mes turime šitus kaip skirtukus, kurio metu visa bažnyčia skaitome tą pačią šventojo rašto dalį. and then it has each day, day Ir 1, prie kiekvienos dienos yra and then priskirtos it has eilutės. suggested reading. And this is a great place to start if you're not sure where to start. So Jeigu today I'm nežinote, just kur taking, norėtumėt skaityti, kviečiu jūs today's prisidėti chapters ir are kartu Acts skaityti 19 and 20. kartu su We're mumis. just gonna Taigi read šiandien yra the first apaštalų 7 darbai verses 19. of Acts Skaitysim 19. 1 ir iki 7 eilutės. So these are our scriptures, and then we're going to observe what stands out to us. Ir žiūrėsime, ką mes matome šitame tekste. And we're just going to put on some music, Acts 19, 1 Taigi through 7. apaštalų darbai 19, 1-7 Do we have those eilutės. verses, or I can read them? I can read them. It's great. And then we'll take a few moments just to pause and think about these verses. Acts 19, 1 through 7. While Apollos was at Apolui būnant Korinte, Paul took the road through the Paulius interior keliavo and arrived at aukštumomis Ephesus. ir atvyko į There Efezą. he found some
Ten jis užtiko kelis mokinius ir Did you paklausė, receive the Holy ar Spirit tapę when you tikinčiaisiais gavote šventąją They dvasią? Jie answered, atsakė, "No, mes we have negirdėti not negirdėjome, even heard kas, that kad there is yra a Holy šventoji Spirit." dvasia. So Paul asked, Jis klausė "Then toliau, what baptism tai did you kokį krikštą receive?" jūs esate priėmę? John's baptism. Jie atsakė, Jono krikštą. Paul said, "John's Tada baptism Paulius was a paaiškino, baptism of repentance." He told the people Jonas to believe krikštė in the atsivertimo one coming krikštu, after him. ragindamas That žmonės is, tikėti in tą, Jesus. kuris ateis po jo, On hearing būtent this, Jėzų. they were baptized in the name Tai of the Lord sužinoję, Jesus. jie buvo pakrikštyti When Paul viešpatės placed his Jėzaus hands vardan. on them, the Paskui Holy Paulius Spirit came on jiems them, uždėjo and rankas they spoke ir in ant jų tongues and nužengė prophesied. šventoji dvasia. There were about Jie ėmė 12 kalbėti men kalbomis ir with that. pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 Thanks vyrų. that they have them up here. Guys, you can just maybe slowly scroll through those. And I'm going to pause. We're just going to listen to music. And Taigi toliau klausysime muzikos ir we're going to pray and ask God to speak to us. prašysime, kad viešpats mums kalbėtų per šias eilutes. Galbūt pasirašykite kažkokius klausimus ir įžvalgas, kurias matote. Viešpats, meldžiu, kad šiuo metu norime lėtai peržvelgti tavo žodį, išvelgtumėm kažką naujo ir kas kalbėtų mūsų širdim. Padėk mums tave pažinti geriau per tavo žodį. Sustiprink mūsų smalsumą, padėk, kad mūsų mintis būtų atviros naujom mintim, duok mums džiaugsmo pažinant tavo žodį ir mūsų gyvenimą taip pat. Ačiū viešpatie. Peržvelkite šias eilutes, ieškokite įžvalgų. Norėčiau pakviesti jūs kitomis keliomis akimirkomis pasidalinti, ką matėte Dievo žodyje. Gal jums kyla klausimų? Man kyla klausimai. Prieikite prie žmogus, kuris šalia jūsų sėdi.
Gera girdėti jūs aptariant ir kalbant. Tik noriu pasakyti, kad nereikia jums nustoti, bet jeigu esate pasiruošę, galite palikti salę. Jeigu turite klausimų, ką reiškia sekti Kristumi, ateikite pas mane, mielai su jumis pakalbėsim. Gero jums savaitės. Galite toliau tęsti savo pokalbį. Galite toliau tęsti pokalbį su kava ir arbata. Dėkoju, kad prisijungėte iki kitos savaitės.